Labą dieną visiems. Laisvo balso studijoje vyksta įvairūs renginiai. Ir lapkričio 18 dieną aš norėčiau pakviesti jūs į labai įdomų renginį, kuris vadinasi Aromaterapija ir emocijos. Pagrindinė šio renginio herojė bus Skaistė, kuri iš tikrųjų yra chorvedė, choro dirigavimo ir chorinio dainavimo specialistė ir meistrė. Taigi, kaip jinai susijusi su aromaterapija? Norėčiau jos pačios ir paklausti, taigi labas, Skaistė. Labas, Milda. Papasakok truputėlį, kodėl tu esi šitoj srity, kaip tu esi su tuo susijusi, kaip viskas prasidėjo, kaip tu susidomėjai eteriniais aliejais. Viskas įvyko labai galbūt netyčia, o galbūt ir tyčia, todėl kad esu iš prigimties smalsus žmogus, man įdomus įvairūs dalykai. Ir ypač įdomus dalykai, kas susijęs su sveikatinimusi, su sveiku gyvenimo būdu. Tai aš tiesiog vieną kartą pamačiau video paskaitą apie holistinę aromaterapiją. Ir mane taip sudomino, taip įtraukė, kad aš labai norėjau įsigyti tuos eterinius aliejus ir pradėti naudoti pati. Na ir kai pamačiau, kaip jie veikia, tai tiesiog abejonių visiškai neliko. Ir taip labai natūraliai jie įsitraukė į mano gyvenimą. O su muzika tai yra visiškai nesusiję, bet aš dabar labai sėkmingai naudoju ir savo muzikos pamokose, ir jeigu reikia lipti į sceną, nes jie labai padeda tokiais atvejais, kada yra įvairių baimių, nepasitikėjimo savimi ir taip toliau, kas tikrai praverčia daugeliui atlikėjų. Aha, tai dabar paminėjai tokias baises emocijas, o jeigu, tarkim, kokias nors gražias, geras emocijas, kurias iššaukia ir paskatina eteriniai aliejai, tai galbūt irgi galėtum paminėti. Eteriniai aliejai iš tikrųjų yra labai įdomus dalykas, kuris paveikia mūsų smegenis, mūsų emocijų centrą. Tai taip, jeigu jaučiame mes baimę, jaučiame blogas emocijas, padeda tiesiog to nejausti arba jausti tiek, kad tau netrukdys atlikti savo kažkokius veiksmus, ar ne? Bet šiaip jie tikrai skatina tas geras emocijas, ir meilę, ir pasitikėjimą savimi, ramybę, daugumą gerų emocijų. Bet sunku labai apie tai papasakoti, geriausia tai yra patirti pačiam. Mhm. Ar moksliniai kokie nors tyrimai yra atliekami, iš kur tu žinai, kad paveikia mūsų emocijas, mūsų jausminę būseną? Yra iš tikrųjų atliktų labai daug mokslinių tyrimų šią temą ir yra netgi tokia sritis aromapsichologija. Tai yra nauja mokslo rūšis, sritis, kurią galima mokytis, galima pritaikyti ir savo aplinkai, bet man labiausiai patinka ne teorija, man labiausiai patinka praktika ir kai aš matau, kaip tai veikia realiai. Kas iš to, kad aš priskaitysiu mokslinių tyrimų, ne? Bet man neveiks. Bet yra visai kas kita. Aš matau, kaip veikia man, kaip veikia mano mokiniams ir tikrai tai yra reali pagalba. Mhm. Taip, tai čia turbūt plaukia iš to, kad tu esi muzikantė, praktikė ir dėl to visur praktikuojasi. Mhm. Dabar, žinai, yra toks įdomus dalykas gyvenime kaip visokios klišės, šablonai. Pavyzdžiui, tarkim, apie tokią sferą kaip pirtis, dažnai yra sakoma, kad ten galima alų kokį nors pilti ant akmenų, paskui būna profesionalūs pirtininkai paneigia šitą klišę. Su dainavimu yra irgi labai daug įvairiausių klišių susijusių. Tai, sakykime, su eteriniais aliejais, ar yra kokių nors klišių, šablonų, kuriuos tu galėtum paneigti? Gal tokia pati plačiausia, kad tai tiesiog yra kvapai. Tai nėra tik tai kvapai, tai yra gerokai daugiau. Tai yra ir sveikatinimui, ir emocijoms, ir visam kūnui, ir visam gyvenimui. Labai paveikus dalykas. Kitas dalykas, dauguma galvoja, kad jie visur yra vienodi. Kad nueisiu bet kur į prekybos centrą, nusipirksiu ir bus tas pats. Ne, nebus tas pats. Todėl, kad didžioji dalis eterinių aliejų yra skiedžiami, yra netgi gaminami cheminiu būdu. Ir jeigu tokį nusipirksi labai pigų iš neaišku iš kur, tai tikrai tau nesuteiks jokios sveikatos, atvirkščiai netgi gali apsinuodyti juo. Tai va, aš esu netgi savo dukrą netyčia apnuodijus arbatmedžio eteriniu aliejum. Kol nieko apie tai nežinojau, tai iš tikrųjų žinios čia yra svarbu. Ir yra labai svarbu atsirinkti tą kokybę, kad veiktų taip, kaip tu tikiesi, kad tave veiks. Dar viena klišė gal, kad irgi, kad levandų eterinis aliejus yra tiesiog levandų. Ne, tų levandų yra virš 40 rūšių. Irgi jos skirtingai veikia.
Taip kad irgi yra labai svarbu įsigilinti ir žinoti, ko tau reikia, ko tu nori ir tikslingai naudoti. Tai va. Mhm. Labai įdomu. Ar tu galėtum išskirti kokį nors vieną ar kelis eterinius aliejus, kurie yra tavo mėgstamiausi ir kodėl? Mhm. Labai įdomu, nes kai pradedi draugauti su kvapais, pradedi jausti savo kūną ir pradedi jausti, kad kiekvieną dieną norisi kažko kito. Kaip ir su maistu, ne? Galbūt mes turime mėgstamiausią patiekalą, nu bet kiek mes dienų per metus galim valgyti tą vieną patiekalą? Norisi kažko kito. Tai čia lygiai taip pat mūsų kūnas sufleruoja pagal tą kvapą, ko jam šiandien reikia. Kokios tu nuotaikos šiandien nori, kaip tu jaustis šiandien nori. Todėl kiekvieną dieną tas kvapas gali būti kitas. Aišku, yra tam tikri, kurie visada man patinka, bet tai irgi yra labai įdomu, kad jeigu staiga pradeda nebepatikti arba pasidaryti toks neutralus, tavo kūnas tau sako, kad jo užtenka ir nebereikia. Todėl kliautis uosle yra labai gerai. Bet mano gal paskutiniu metu mėgstamiausias tai yra toks eterinių aliejų mišinys Valor vadinasi. Jisai labai įdomaus kvapo tinka ir vyram, ir moterim, galima naudoti kaip kvepalus, bet jisai iš tikrųjų veikia tą pasitikėjimą savimi ir drąsą, kad tu pradedi eiti ir daryti, ką iš tikrųjų giliai širdie nori. Tai man tikrai jis yra labai veiksmingas ir man jis labai kvepia, tai reiškia, kad man jo reikia. Tai todėl aš jį paskutiniu metu ir naudoju. Mhm. Man atrodo, kad aš šitą irgi jau labai norėčiau išbandyti iš tikrųjų. Ar jisai tiktų šitam metų laikui ir kitiems žmonėms, arba galbūt dar kokius nors galėtum paminėti būtent šiuo metų laiku, ką mes galėtume vartoti, kad galėtume pasijausti stipresni, nes toksai metas gana sudėtingas, žvarbus ruduo, žiema, galbūt reikėtų apsisaugot nuo kokių nors virusų ar kitų bakterijų. Mhm. Tai jisai, aišku, tinka visais metų laikais, galima laisvai naudoti, bet gal tokius tikslingesnius aš parinkčiau rudeniui, ne, kai yra siaučia virusai, kai reikia kvėpavimo takų palaikymui. Tai visi spygliuočių eteriniai aliejai labai gerai, bet labiausiai išskirčiau, kad yra gerai mišiniai. Todėl, kad jie veikia sinergiškai, ar ne? Kai mes naudojame tik vieno augalo eterinį aliejų, jis turi vienokias savybės, bet kai jie susijungia kartu, jie vienas kitą pastiprina ir yra dar geresnis poveikis. Tai yra labai nuostabus mišiniai, pavyzdžiui, RC arba Breathe Again. Nuostabus mišinys, legenda vadinamas PIVS, kuris labai labai praverčia, kai siaučia virusai, kai atsiranda gerklių skausmai, kai reikia valyti, dezinfekuoti orą. Tai šitai yra labai gerai. Ir šiaip paminėčiau, kad dar, kadangi mažėja saulės šviesos, prastėja nuotaika, tai labai labai pravartu įtraukti citrusų eterinius aliejus, nes jie ir suteikia mums tą saulės energiją ir džiaugsmą. Ir norą bendrauti, norą kurti, norą eiti daryti. Tai štai. O dabar kokie yra geriausi vartojimo būdai? Pavyzdžiui, jeigu aš tau pasakyčiau, tarkim, kad aš įlašinu keletą lašelių valydama grindis į vandenį, tai ar čia nesąmonė, ar viskas tvarkoj? Ar užtenka galbūt kartais tiesiog pauostyti, žiūrint kokio nori efekto? Tai pritaikymo galimybės labai plačios, nuo grindų iki plaukų, nuo emocijų iki lygų. Aišku, reiktų atsirinkti, ne, tarkim, nereiktų lašinti pačio brangiausio eterinio aliejaus valyti grindims, ne, nu tiesiog toksai paprastas dalykas. Bet pasirinkti tie, kurie dezinfekuoja, valo orą, tas pats arbatmedis, ar ne, puikiai tinka valyti grindims. Kaip dar naudoti, galima taip kvėpuoti. Iš buteliuko tiesiog įkvėpti. Galima įsilašinti į delnus ir kvėpuoti iš delnų. Tokia natūrali kūno aromaterapija, kai sklinda nuo kūno šilumo. Galima teptis įvairius taškus, galima garinti tiesiog namuose, galima pasidaryti patalynės purškiklį, namų gaiviklį, tualeto gaiviklį. Sakau, panaudojimo būdo labai labai yra daug, todėl aš jais ir susižavėjau, kad jie tinka visur ir visada. Tik tai reikia šiek tiek žinių, kad žinotum, kur ir ką naudoti. Aha. Aš kažkada girdėjau, kad eterinių aliejų negalima tepti ant odos, nes ten gali nudeginti ar ką, bet galbūt mes visus šitus atsakymus palikim mūsų renginiui. Tai vat galbūt dar patikslintum, kad žiūrovai, klausytojai žinotų, ko galima tikėtis lapkričio 18. Ką mes ten veiksim? Tai aš papasakosiu viską, ką žinau apie eterinius aliejus, ką galima tepti, ko negalima tepti, kaip naudoti.
kaip jie atsirado, kaip jie mus veikia, taip tos dalykus, bet svarbiausia, mes uostysim, bandysim ant tavęs, padarysim mini testuką ir pagal jį išsiaiškinsim savo emocinius tikruosius poreikius, nes uoslė niekada neapgauna. Ne, mes galim prisigalvoti savo protų visokių atsakymų į klausimus ir labai sunkiai prisikapstyti prie esmės, bet uoslė mūsų neapgauna, arba kvepia, arba ne. Ir pagal tai galima sužinoti labai daug įdomių dalykų apie save. Tai va, padarysim testą, pauostysim, pabendrausim, pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, būtent apie emocinį poveikį eterinių aliejų ir pabūsim labai jaukiai. Ir dar Milda, ką tu pasaky, ką tu pamokysi? Aš manau, kad mes galėtume atlikti keletą kvėpavimo pratimų, nors eteriniams aliejams uostyti ir užuostyti turbūt nereikia kažko specialaus treniruotis, tiesiog kiekvienas taip kaip geba, tiesiog tarsi gėlę įkvėpdamas gali pauostyti, bet manau, kad visai smagu yra suderinti tas praktikas ir būtent čia yra tas momentas, kodėl mes būtent tokį susitikimą organizuojame mano studijoje, nes irgi Laisvo balso studija daug ne tik dainuojam, bet ir kvepuojam. Tai vat, viskas iš tikrųjų yra susiję. Ir dar norėjau pasakyti, man labai įdomus tas tavo toksai vat, faktas ir pamastymas. Ir iš tikrųjų taip ir yra, kad mūsų uoslė nemeluoja. Ir tikrai žmonės, na, jie dažnai kreipia dėmesį į informaciją, kurią gauna matydami, žiūrėdami ką nors, tą vizualinę informaciją, na, taip pat kažkiek kreipia dėmesio į garsus, bet manau tiesą sakant, kad ir garsai, ir kvapai dažnai mes nepakankamai atkreipiam į juos dėmesio arba atkreipiam, bet tarsi iki galo nesuvokiam, kad būtent jie mus veikia. Būtent jie veikia mūsų emocijas, bet iš tikrųjų veikia. Ir tai yra labai labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tai labai džiaugiuosi, labai dėkoju už pokalbį ir tada noriu pakviesti visus, kam įdomu, tikrai verta apsilankyti, pabūti drauge, pauostyti, pasikvėpinti, galbūt yra dar kas nors, ką tu norėtum pasakyti. Aš tai galiu pridurti, kad ateikit, pabūsim, smagiai praleisim laiką ir bus faina. Tai lapkričio 18 dieną, šeštadienį, jau greitai, Laisvo balso studijoje. 12 valandą. Ir Teisingai. būtina registracija. Kas norite dalyvauti, būtinai parašykite gerai žinutę arba man, arba Mildai. Ir mes matysim, kiek yra dalyvių ir viską sustiguosim iki galo. Aha, taip, tai labai lauksim ir tuomet iki pasimatymo. Ačiū už pokalbį dar sykį. Ačiū ir tau, iki.